Iš tiesų, mokslininkai dabar yra labai susirūpinę, nes ne viena valstybė paaukojo kūno kultūros pamokas, kad būtų pasiekta aukštesnių akademinių rezultatų. Bet aš labai tikiuosi, kad Lietuva tos klaidos nebepadarys, nes mes jau turime rezultatus, kas atsitiko, kai tai buvo padaryta. Ir buvo pastebėta, kad paaugliai daug dažniau suserga depresija, kad paaugliai patiria daug daugiau įtampos ir streso, jeigu jie nesportuoja. Jų pasitenkinimas gyvenimo yra žemesnis, jie apskritai nesijaučia tokie laimingi, kokie jaučiasi sportuojantis paaugliai. Kai mes kalbame apie jaunesnio amžiaus vaikus, tai vėlgi galime kalbėti ir apie viršsvorį, galime kalbėti ir apskritai apie tai, koks yra to vaiko gyvenimo būdas. Dėl to, kad jau sportuojantis vaikas, jis renkasi platesnį veiklų spektrą. Nes, dabar labai daug kalbama apie tai, kad vaikams patinka kompiuteriniai žaidimai. Ir jeigu jie yra ypatingai juos įsitraukę, o dar sėdi mokykloje, tai kartais vaikai net nežino alternatyvos, nes mes nebeturime tos tradicijos, kad grįžau namo, numečiau kuprinę ir bėgu į kiemą. Nes tame kieme nebūtinai bus draugų ir dėl saugumo, ir dėl to, kad jie važiuoja į kažkokius akademinius būrelius. Dėl to grįžtama prie to, kad jokių būdų negalima atsisakyti kūno kultūros pamokų. Grįžtama prie to, kad vaikas, jeigu jis renkasi būrelius, kad bent vienas užklasinės veiklos užsiėmimas būtų toks, kuris skatina judėjimą, skatina aktyvų gyvenimo būdą, kad vaikas vis daugiau naudotųsi visuomeniniu transportu, kad jisai eitų, kad liptų laiptais, o ne važiuotų liftu. Ir aišku, čia ir mokytojai, ir tėvai visų pirma turi būti tuo geruoju pavyzdžiu, kurį galėtų vaikas imti, kuriuo galėtų sekti. Ir, vėlgi, ką mes žinome, kad kai vaikai sportuoja mokykloje, jų netgi akademiniai rezultatai yra aukštesni. Nes taip jie gali įsitraukti į kitas veiklas, o mes jau žinome, kad žmogus geriausiai mokosi ne tada, kai jis yra visą laiką susikaupęs, bet tada, kai jis turi pertraukėlių, tada, kai jo veiklos yra įvairios ir tada jis ateina laikas, jis susikaupia ir pasiekia net ir akademinių aukštumų, bet tada, kai jis turi laiko ir pasportuoti, ir atsipalaiduoti. Ir, kaip jau senai yra sakoma, kad sveikame kūne yra sveika siela, bet, ir sveikos smegenys, kada mes galime mokytis ir pasiekti aukštų rezultatų.